Važiavom prie Afroditės olos. Čia tokiu tuneliu turim nueiti iki pat to pliažiuko. Baisu. Va, koks tunelis. Kaip skelbia legenda, Kiprė, kur jūra kalba su vėju, stūkso akmuo, kurio paslaptis gyva tūkstančius metų. Tai Afroditės akmuo. Vieta, kur pasak legendos iš jūros putų gimė meilės deivė. Sakoma, kad kas apiplaukia šį akmenį 3 kartus ras amžiną meilę. Čia laikas sustoja, o kiekviena banga neša senovės šnabždesius. Pažvelk, galbūt ir tu išgirsi jos kvietimą. Facebooko lenta, savo visi užrašus pasilikę. Esame Pafoso pakrantėje, promenadai. Pasivaikščiosim truputį po Pafosą. Tada kažkur pasimaudyt, gal nuvarysim, yra toksai paplūdimys Coral Bay. Čia galima nusifotografuoti su visokiom šitom driežais visokiais, va žiūrėkit, matot. Galima pasiklausyti gražios muzikos. Mano įsižiūrėję. Tai čia kažkas ateina, pelikanų. Jo. Mes ieškojame apartamentų prie pelikanų. Pats geriausias dalykas, čia šalta kava. Parapija tiesiog puikiai. Žiauriai gerai gaivina ir pabudina, jeigu dar neužmigai. Medinės lėkštės, aš kažkaip jau senokai nemačiau tokių dalykų. Tas sadyti nematau. Blemba, kokio dydžio granatai auga. Tokie gražus. O bananus jie apriša į maišus, matyt, kad negestų, kad neišlestų kažką. Ko pabėgai? Atėjo pas mane, pasiglostam čia biškį.
O taip reikia maudytis. Pamaklevoji su kojom ir viskas. Ir užsiskaitai, kad išsimaudai. Nepavyko. Atgal. Eik per akmenis. Yra tokie vartai, kurie atneša sėkmę, jeigu praeini, bet būtinai turi visus praeiti, nė vieno nepraleis. Praėjau.